立陶宛政府9号宣布进入国家紧急状态，直指邻国白俄罗斯近几星期来对立陶宛发射气象气球，为立陶宛带来安全风险。Mes kalbam apie balionus, tai yra susieta būtent su balionus, kontrabandinių balionų paieška, dėl to, kad dažnai, jeigu jie yra paleidžiami, jie gali nuskristi į labai didelę teritoriją, todėl papildomos pajėgos, kaip ir nakties metu, kurie dažniausiai yra daroma, tas nusikaltimas yra būtini。立陶宛表示，白俄罗斯纵容走私者利用气象气球将走私香烟运送过国界，这些气球干扰航空交通，多次迫使主要机场关闭，导致数千人滞留。Kariuomenės indėlis bus būtent sustiprinti sienos apsaugos tarnybą, sustiprinti policijos patruliavimą ir pagalbą, randant kontrabandinius krovinius, apieškant galimai kontrabandą gabenančius automobilius, tiesiog sustiprinimas pačių pareigūnų。白俄罗斯是俄罗斯的盟友，否认需要对气球事件负责，并指控立陶宛挑衅。不过，因俄乌战争边界情势紧张，欧洲仍然对战争期间北约国家空域入侵事件保持警惕。中央社陈政伟报道。